Esu Eligijus Masiulis, Lietuvos Respublikos Seimo narys, taip pat Ievos Simonaitytės bibliotekos globėjas. Ką reiškia skaitimas kiekvienam žmogui? Iš tikrųjų, turbūt kiekvienas savaip suprantame jo reikšmę. Tačiau galiu iš savo patirties pasakyti, kad skaitimas, knyga yra tam tikri vartai, tam tikras raktas į žymiai platesnį pasaulį. Į pažinimo pasaulį. Į pasaulį, kur žmogus gali pasijusti laisvas, kur žmogus gali fantazuoti, kur žmogus gali turėti pačias nuostabiausias svajonės. Žmonės, kurie paima knygą į rankas, kurie skaito, yra nepaprastai turtingesni už tuos, kuriems labiau rūpi materialūs dalykai. Žmonės, skaitantys žmonės, yra laisvi žmonės. Šitie žmonės yra stiprūs žmonės. Todėl knyga, skaitimas, biblioteka yra turbūt vertingiausi dalykai šiame pasaulyje. Tad linkiu visiems būti drauge su knyga, mylėti knygą, mylėti žodį ir būsite laimingi.